Aš prieš savaitę, praeitą šeštadienį atskridau iš Islandijos. Nuo praeitų metų Liepos mėnesio dirbu tenai. Pirmą kartą tiek ilgai laiko dirbu kaip savo užsienį, toliau nuo šeimos. Ir aš matau, kad tame gal yra Dievo ranka. Jaučiau, kad tai ten kalnai yra aplinkui. Ir tu, Dievas ir kalnai, kaip sakyti, darbas yra naktimis, aš naktimis dirbu. Tai dabar va, tenai yra, mano laikrodis net nepermeta, kažkas sugedo, jis net rodo islandišką laiką, jis neperšoka automatiškai, 8:27 dabar, 3 valandom, žiemą buvo 2 valandom skirtumas. Tai aišku, pas mane ritmas sutrikęs, aš dažniausiai apie antrą atsibundu ir dabar vat irgi nuo 2 maždaug nuo paskutinio miegojęs, bet viskas gerai, aš taip pripratęs dabar. Nes kai naktį dirbi, dieną miegi, tai tas ritmas sutrenkinis paskui, vėl kurį laiką praeito atsistatyti. Brolį Juozą, kaip sakyt, pažįstu iš Laisvų krikščionių bažnyčios, nors galbūt mūsų keliai anksčiau kažkodėl prasilenkė, o taip pat ir turbūt su Algiu prasilenkė, nes aš tikėjau tikėjimo žodį 94 sausio gale. Ir aš visai galvojau, kad ten buvo tuo metu tas pastorius Kauno, kuris buvo, aš pamiršau pavardę. Seidėjus, bet pastaruoju vis dėlto atgaminau, su kitų brolių kalbėjau, prieš kokius metus sužinojau, kad ten buvo Saulytis, jis vidury savaitės atvažiuodavo iš Vilniaus. Ir aš tada taip, kai jis kažką ten sakė, sako, ne šita scena šventa, bet sako, Dievas yra šventas. Aš taip ten kažkaip kilstelėjau ranką ir galvojau, Dieve, dabar mane trauks į sektą, o aš ten buvau priskaitęs Kauno dienoje ar Kauno tiesoje tuo metu, kad ten ta prasme sektos, neigiamai aprašyta, galbūt ten buvo užsakomieji straipsniai. Aš pakėliau ranką ir aišku, sako, kas pakėlėt ranką, išeikit į priekį, kalbėsim atgailos maldą ir aš taip bijau, bet tuo pačiu kažkaip tai lyg ir vedimą tokį jaučiau. Tai aš ten gavau Naują Testamentą dovanų, kalbėjau atgailos maldą. Ir atėjau kitą sekmadienį, tuo metu dar kalbėjau atgailos maldą, man kojas drebėjo. Kitą sekmadienį atėjau ir aš matyt pavėlavau, nes jeigu žodis rinkdavausi nuo 10, aš atėjau apie 1 valandą. Gal ir ten buvo baptistai, ir ten buvo ramiau. Mažiau kojas drebėjo. Mažiau kojas. Tikėjimo žodį ten, kalbudistas, naudoja kitos interpretacijos raštų yra. Ir aš tada man kažkaip galvoju, čia ramiau, čia galbūt geriau. Tada aš dar tą pačią dieną nuėjau ir po pietų į Trestą. Ten buvo toks Erikas, aš žinau, kad jis dabar Jonavoj, patarnauja pastorius. Čepmanas. Jis aš dabar neatsimenu, kad jaunas jis tuo metu buvo, bet Čepmanas. Tai paskui kurį laiką vėl nelankiau ir paskui važiavau autobusą, atsimenu, pamačiau skelbimą, tai važiavau, tuo metu tai Karus, jie buvo geltoni ir už vairuotojo nugaros buvo ten, parašyti ir vėl kvietimas į profsąjungos, baptistų skelbimas pakabintas. Ir aš atėjau ir aš tuo metu lankiausi kurį laiką. Penktadieniais būdavo Biblijos studijos, ten 2-3 aukšte, kas iš baptistų tai atsina turbūt. Brolį Cibą mačiau tuo metu. Ir tuo metu taip, jaučiau, kad man patinka kaip sakyti, tie dalykai. Nuos Evangelijos aš tuo metu negalėjau, aš kaip parsinešiau tą Naują Testamentą namuose. Aš atsiverčiu, aš nesupratau, man kažkaip atskaitau, nesuprantu. Nebuvo to, dar atvėrimo. Tai va, lankydavausi ir paskui ten buvo projekte. Ir, tuo metu ir brolis Pranas, kuris dabar Marijampolėj tarnauja, buvo ir vėl organizuodavo. Tai va, toks mano trumpas pasakojimas. Paskui buvo atkritimas pas mane, metus laiko aš nelankiau ir poliau, sakykim, nuodėmę. Tuo metu pagal tą tokį supratimą krikščionišką, nors pagal pasaulietinį gal tai būtų viskas normalu. Ir aš galvoju, kodėl man taip nesiseka gyvenime, kodėl taip yra. Čia buvo 95 metai, o tada buvo 94, kai aš tikėjau sausį. Ir aš prisimenu, kad Naują Testamentą turiu tenai padėtas lentynai tarp knygų.
aš jį pasiimu, pasimelsdavau, aš klaupdavau ant kelių ir melsdavausi Dievui, aš užkalbėdavau tą katalikiškai poterius, dar tuo metu vis tiek man nebuvo tas, iškai nebuvo supratimo to, kad, kitaip truputį, ne, pagal Evangeliją, tai, pilnai kalbėdavau ten ir Sveika Marija, žodžiu, tokie, ištisai, varydavai, tai aš tada atsiklaupiau, melsdavausi ir paskui, kai atsiversdavau Evangelijas, perskaičiau ir aš supratau, kad aš esu nuodėmėj, kad turiu kitaip daryti ir pradėjau visą Naują Testamentą perskaičiau. Man buvo taip nelengva tuo metu, buvo labai tokia frustracija ir man labai jaučiau, kad viduje tuščia, matyti tie metai, kurie buvo prarasti, pas mane buvo toks, taip aš norėjau užpildyti, troškimas buvo ir aš paskui pradėjau kiekvieną sekmadienį eiti, pavyzdžiui, 10 ryto ten tikėjimo, kaip pavyzdys žodis, o paskui baptistai, paskui vakarė dar kažkas ir taip per visus. Ir mes su mano, tuo metu draugavom, mano drauginė žmona, mes eidavom kaip kartu, ir ta prasme toks atvirumas buvo Viešpačiui ir labai man ten buvo tuščia, labai norėjau užpildyti, ta prasme. Ir paskui buvo irgi daug, aš iš tikrųjų daug kur perėjau, daug ką mačiau, ieškojau Dievo, susipažinau su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie patarimus davė, kurie sako, ten nueik, sako, pasiklausyk ten. Tai va, ir aš šiandien, kadangi žinau, kad mūsų Lietuvoje labai jaučiau raginimą pasidalinti Dievo žodžiu. Ir aš susiskambinau su Jozu, nes mane sesuo Rūta kvietė prisijungti prie šitos bendruomenės. Tarsi vėlą sakau, kad užsienį esu. Ir Juozas buvo skambinęs man spalio gal praeitų metų. Ir, žodžiu, iš tikrųjų ačiū Dievui, kad, kaip sakyti, susikūrė bendruomenės. Aišku, yra blogai, kai Kristus neįleidžiamas į bažnyčią. Ta prasme, aš čia neturiu šitą menį, bet ten tos, kurios yra motininės bažnyčios, iš kurių daugelis bažnyčių ir kur pastorius Makarturas, kuris jau mirė praeitų metų rugpjūtį, žymus teologas, 56 metai buvo pastorius, jisai sako, pastorius bažnyčiai neturi valdžios, visa valdžia yra žodyje. Pastorius turi sakyti, va čia taip parašyta, aš turiu taip daryti ir aš taip turiu daryti. Tai tada Kristus gali valdyti pagal žodį. Bet kai vyresnysis ar pastorius sako, tai darysim taip, kaip aš pasakiau, tai čia yra uzurpacija valdžios. Aš paimu valdžią iš Kristus ir savo prisiskiriu valdžią. Tai va tada, kai yra į žodį žiūrima, bet kažkokia situacija, žiūrim, ką žodis sako. Žodis sako taip. Tai va, bus atsakymas, taip ir turim daryti. Tai va tada, žodis pradeda valdyti situacijas, gyvenimus ir tuo metu, kaip sakyti, įsileidžiamas Kristus į bendruomenę, bet jeigu yra kažkoks diktatas arba ten kažkieno požiūris, nes jūs turbūt visi žinot, yra toksai Rošforo testas, psichiatro, kai rodo simetriškai, tokias, rodo formas, sakykime taip. Ir kiekvienas žmogus tai, ką turi savo širdyje, jisai mato tose. Bet, pavyzdžiui, kam aktualu kažkas, tai tam, kaip pavyzdys, pinigai, jis sakys, ten matau. Kitam aktualu galbūt kažkokia aistra, nes matys tenai tą ir pasakys, reiškia, atskleidžia tos dalykus. Tai ir raštas sako, tyra viskas tyra, o sutetam sutepta. Tai reiškia, yra daug tų, kurios susikūrė kaip sektos, jos, jų lyderiai, sakykime, skaitė prieš tai raštą, ir jie interpretavo taip, kaip jų tenai buvo, tarkim, nuodėmė arba sutepimas. Ir jisai interpretavo taip ir susikūrė taip, pavyzdžiui, mormonų, vadinamą bažnyčią, taip sakau, žinom, kur yra šalia Biblijos dar jų knyga pastatyta vienam lygmenį. Ir kitos, kur yra, sektos ir kultai, ta prasme, įsivystė. Ir, nuvedė žmonės, kaip sakyti, į akmavietę, bet apaštalų taisyklė yra 1 Korintiečiams 4:7 berods. Nieko daugiau negu parašyta. Sako, broliai, atsiminkit taisyklę. Nieko daugiau negu parašyta. Reiškia, kas parašyta žodyje. Taip pat, žinot, yra ta taisyklė hermeneutikoje. Raštas raštą aiškina. Viena taisyklė truputį ten, bet taip pat yra, jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia eilutė neaiški, mes žiūrime, sako, koks kontekstas, praplečiam kontekstą, apie ką kalba, dar neaišku, dar plečiam. Tai čia yra auksinė taisyklė hermeneutikos ir biblinio supratimo. Reiškia, ir reikšmė yra viena tuo metu, bet pritaikymų gali būti daug. Ir dabar aš noriu pasakyti, broliai seserys,
kad mes gyvename iš tikrųjų paskutiniais laikais visiškai. Turbūt daugelį žinote, kad Izraelis nori atstatyti trečią šventyklą, turbūt girdėjote. Praeitų metų berods balandį ar pavasarį jie paaukojo 2 telyčias, tokias, raudonas vienos ryžas. Nors sako, jos ten turėjo keletą plaukelių juodų, kurios netinka, reiškia, tam aukojimui, bet dabar visiškai ant dienų sužinojau, kad yra šventyklos institutas, toks vadinamas Izraelyje. Jis patvirtino, kad tas paaukojimas buvo, jis, teisingas, pagal žydų supratimą, kaip sakyti, tas liturginis jų vadinamas. Ir nesvarbu, kad ne toj vietoj paaukojo, kitoj, bet Dievas tai supras. O kodėl jie nori atstatyti trečią šventyklą? Jėzus, kai matė šventyklą ir sako, sugriaukit šitą šventyklą ir per 3 dienas aš atstatysiu, bet žinome, kad pagal iš Senojo testamento visur tai buvo pirmvaizdis Kristus. Ta prasme, Kristus yra iš tikrųjų šventykla. Kristus išteisina, Kristus mūsų taiko su savo tėvu. Ir Jono Evangelijoje, Jono 12 skyrius, nuo 49 iki 50 eilutės jis sako Kristus. Jono Evangelija 12 skyrius, nuo 49 iki 50. Nes aš kalbėjau ne iš savęs, tėvas, kuris mane siuntė, įsakė man, ką turiu sakyti ir ką skelbti. Aš žinau, kad jo įsakymas yra amžinasis gyvenimas. Tai, ką aš kalbu taip, kaip tėvas yra man sakęs. Taigi Kristus sako, aš žinau, kad jo, tai yra tėvo įsakymas, yra amžinasis gyvenimas. Įsivaizduokit, Dievas tėvas prieš siųsdamas Kristų sako, įsakymas, amžinasis gyvenimas. Dievas tėvas suinteresuotas, kad visi žmonės įtikėtų ir turėtų amžiną gyvenimą. Bet susitaikymas galimas tik per viešpatį Jėzų Kristų, kaip jis ir sako Evangelijai kitoje vietoje. Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo tėvas nepatrauks, bet taip pat aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kaip tik per mane. Taigi apaštalas Paulius sako, Dievo vardu prašau jūs susitaikykite su Dievu. Ir įsivardina tikinčiuosius paskui vėliau kaip Dievo atstovus, kaip ambasadorius žemėje. Ta prasme, pastorius Cibas, kai aš atėjau 24 atsimenu ir sesuo Rūta man daug pasakojo, liudijo, kaip jie atspausdindavo brošiūras ir jie eidavo į ligoninės, eidavo į gatves ir skelbdavo Evangeliją. Tai iš tikrųjų tokia ir prievolė yra, ir pareiga. Mes žinome, kad tada, kai mes įtikėjome, mums atsirado noras skelbti Evangeliją. Aš nežinau, ar prisimenate iš savo pradžios, kaip jūs įtikėjote. Pavyzdžiui, pas mane, kai aš įtikėjau ir, ta prasme, paskui vėliau, reiškia, kaip daugiau pažinau, man atsirado begalinis noras, reiškia, yra kitoje vietoje eilutė, iš to vidaus veršis, reiškia, vandens upės, yra tas simbolis, reiškia, šventoji dvasia veršis, tiesiog veršis. Ir tu nori dalintis tuo perlu, kurį tu jau turi. Aišku, tu gauni atmetimą ten iš draugų, jie tave laiko, ten, bet ką norėt, Jėzų laikė irgi bepročių. Namiškiai ten, kai jisai skelbia Evangeliją, tai yra, atmetimas. Ir kai žmogus valdomas ne tos dvasios, tai automatiškai, kai tu užeina misionieriai į pagoniškus kraštus, už jų nugarų stovi piktoji dvasia ir jie užmuša tos misionierius, labai dažnai žudavo jie. Dėl to, pavyzdžiui, kaip Kalvinas, Kalvino buvo misionierių mokykla, mokindavo, ar ne, juos įsiųsdavo, tai jie vadino tiesiai šviesiai mirties mokykla. Ta prasme, tai prieš 500 metų. Tai ir, pavyzdžiui, tas pats, jeigu imti pačią pradžią katalikų bažnyčios, kai buvo dar, mes žinome, kad imperatorius Konstantinas 313 metais paskelbė tolerancijos ediktą, arba Milano dar ediktas vadinamas, kad krikščionės nebeturi būti persekiojami. Iki tol 313 metų buvo persekiojama krikščionybė ir žūdavo, ir liūtam atiduodavo, ir, žodžiu, buvo tiesiog puolimas, šėtono puolimas per žmonės, ar ne. Ir tas Milano ediktas dar po 25 metų jisai priėmė, kad nebeturi būti pagoniškų šventyklų. Ir tada labai daug tų, kurie buvo, neatsivertę iš vidaus, bet jie turėjo kaip pareigas ar panašiai, kaip amatą, perbėgo iš tą stovyklą
Ir galima sakyti, kad tuo metu, kai buvo persekiojama bažnyčia, jinai visą laiką yra tyra ir šventa. Ir jeigu taip paimti Tarybų sąjungos laikus, tai pas mus, kai buvo, sakykime, tas kalvistinis persekiojimas tų evangelinių bažnyčių, tai bažnyčia tada išgyvena tą priespaudą ir tada jinai yra, kaip sakyti, kai yra puolamas tikėjimas, puolama krikščionybė, tada labai meldžiasi žmonės ir jie tada, iš tikrųjų, yra šventumas pasiekiamas, tas lygis toks aukštesnis, jeigu taip žiūrėt. Arčiau Dievo būna. Arčiau Dievo, tiesiog tu šaukiesi Dievo, nes tai yra ten spaudimas. Tai dabar Šiaurės Korėjai, pavyzdžiui, aš nesenai irgi išgirdau, kad pas šeimą buvo aptikta Biblija namuose ir tėvą, reiškia žmoną, vyrą, žmoną ir vaiką, berods, 2 ar 3 metų susikalėjimą tvarsime. Aišku, ten galbūt ir katorgos darbai. Ir man ne kartą kilo mintis, galvau, kaip gerai būtų vis dėlto parašyti laišką tokį, bet galvoju, aišku, kvaila, parašyti laišką tam, reiškia, prezidentui prašyti, sakyti, krikščionys meldžiasi už valdžią, krikščionys yra lojalūs valdžiai, nebent, aišku, valdžia jau eina prieš, stipriai, reiškia, prieš, bet, ta prasme, nebijok, paleistos žmonės, tai toks nekart kilo mintis, bet ten persekiojimas yra daug stipresnis negu Tarybų sąjungai. Tarybų sąjungai buvo žinoma tas persekiojimas, bet jis gal dar pakankamai buvo, lyginant su dabartinė Šiaurės Korėja, švelnesnis, dėl to mums reikia melstis už tos žmonės labai stipriai. Ir, ten yra išbandymas visiškas. Taip pat Kinijoje irgi ten yra toks pasipriešinimas, bet ten yra tų krikščioniškų bažnyčių, bet irgi ten, kur yra komunistinė valdžia, kuri neigia Dievą, tai paprastai reiškia, kur ateizmas yra, tai, ta prasme, gaunasi kaip konkurencija kažkokia, nes dažnai, pastebėkit, aišku, kurie gyveno Tarybų sąjungos laikais, kurie gimėme, tai kas įdomu, kaip šėtonas mėgdžioja, reiškia, Kristų, tai raudona vėliava, taip kaip kraujo, jis sakydavo, tai yra kraujo simbolis, nudažyta kraujo vėliava, reiškia, proletaro krauju. Leninas pastatomas toks kaip centrinis, kaip Kristaus vietoje, yra toks, šėtonas bando kažkokiu būdu tai mėgdžioti. Ir savotiška trejybė, nes yra Engelsas dar šalia ir Marksas, ta prasme, yra, tie dalykai. Ir kai kurie politikai netgi įvardina, kad tai buvo, kažkokia prasme, sukuriama kažkokia religinė terpė, bet ta atvirkštinė terpė, kur partija atlieka kaip kabutėse bažnyčios vaidmenį, ta prasme, kur svarstomi žmonės, moralė jų ir panašiai. Tai aš gal grįžtu prie rašto daugiau negu į istoriją. Ir grįžtu prie tų žodžių, kai tėvas sako Jėzų Kristui, dangiškasis tėvas, tai yra įsakymas, amžinasis gyvenimas ir raginimas susitaikyti su Dievu, su tėvu. Tai tik per Kristų įvyksta susitaikymas. Mes žinome, kad visi nuo prigimties gimsta adomiškai nuodėmėjai. Ir Dovydas savo psalmėje sako, nuodėmėje pagimdė mane mano motina. Taigi mes tą gaunam DNR iš Adomo ir Ievos to suklupimo. Mes žinome, kad Adomas ir Ieva bendravo tiesiogiai su Dievu, bet jų sūnus, vyresnysis Kainas, užmušė savo jaunesnį brolį Abelį. Dar tai viskas vyko šalia. Čia jie dar kalbėjo, išvaryti iš rojaus, čia antra karta, sakykime, pirma karta galbūt irgi. Ir brolis užmušo brolį. Ir tuo metu, kai Dievas paklausė Kainai, ką tu padarei, nes brolio kraujas šaukėsi mane. Jis atsako, argi aš esu savo brolio sargas. Aš ganau jį. Ta prasme, visiškai toksai, jokios atgailos, jokio supratimo nuodėmės. Tai noriu pasakyti, kad kaip greitai nuodėmė padarė savo darbą, reiškia, užteko Adomui Ievai nepaklausyti Dievo ir įvyko, reiškia, tas sugedimas, vis eina iki mūsų dienų. Ir tai yra didelė malonė, kad mes esame pakviesti Jėzaus Kristaus bendrystę į nuskaistinimą, į išteisinimą. Tai Kristus numirė už mus, išteisino savo krauju. Ir jeigu žiūrėti, išteisinimas yra teisinė juridinė forma, kai nors žmogus padarė nusikaltimą
jis išteisinamas bet kokiu pagrindu. O pagrindas yra pačio Dievo Sūnaus Kristaus kraujas, gyvybė. Nes pas Dievą yra principas, be kraujo praleidimo nėra atleidimo. Turbūt visi žino tą dalyką, be kraujo praleidimo nėra atleidimo. Dievas toks teisingas ir jis nedaro jokio kompromiso su nuodėme. Ir mes žinome, kad Adomo ir Ievai taip pat buvo pasakyta, kad jeigu ragausite nuo to medžio, mirsite. Mes žinome, jeigu žiūrėt, kad pas Adomą buvo, pas Dievą buvo viena diena kaip pas žmogų 1000 metų, tai 1000 metų neišgyveno Adomas, kaip Petras savo laiške rašo, kad 1000 metų pas mus, pas Dievą viena diena. Bet jeigu žiūrėt tą dvasinę prasme, tai jie mirė ir jie suprato, kad tuo metu jie yra nuogi, jie atsivėrė akis pažinimo ir ką jie pradėjo daryti, tai yra vertinti savo supratimų vertę. Kitaip tariant, atsirado, kaip velnias jos ir sugundė, jūs būsite kaip dievai. Ir žmogus, kai gimsta, jisai turi tą viduj, tą supratimą, jis nori būti tas vadinamas Dievu iš mažos raidės, jis nori vertinti viską savaip. Kūdikis, pavyzdžiui, ne kūdikis, jau paaugęs truputį metukų 2, jis ten atiminėja žaislą, jis turi savo supratimą. Ir jam, jeigu sakysi, taip negalima, ir 10 kartų sakysi, jis vis darys taip, kaip jisai nori. Ir jisai turi tą savo vertinimo sistemą, savo skalę. Ir žinome, kad pasaulis dabar skelbia daug žodžių, yra knygų, kur elkis taip, kaip nori, būk savimi, o ką reiškia būk savimi, o kas ten tavo širdyje, o gal tu nori nužudyti, tai būk savimi. Ta prasme, tas būk savimi yra, būk reiškia Dievu kabutėse, jeigu taip išsireiškus, tai tas savimi, tai yra, tu būk, reiškia, gyvenk savo vertybių skalių sistemoje, kai Dievas aiškiai duoda supratimą iš rašto, kas yra gerai, kas yra blogai, nes žmogus tada, kai paragavo to vaisiaus, jisai nesuprato realiai, kas yra, jisai nesuprato, kas yra gerai, kas yra blogai. Bet pagal Kaino pavyzdį ir Abelio pavyzdį mes matome, nesupranta. Kainas užmušdamas iš pavydo brolį, kad tai yra nuodėmė. Ir jisai, reiškia, duoda Dievas iš karto, sako, jeigu nebudėsi ir gerą nedarysi, tai nuodėmė tykos prie tavo durų, iš širdies durų. Tai Dievas nori mums duoti savo mokymą, savo programą, gal nenoriu sakyti, bet jeigu kompiuteris turi užterštą, suvirusų programą, jis blogai dirba, stringa, mums netlieka funkcijos, tai Dievas nori mums perrašyti tą programą. Ir iš tikrųjų tas perrašymas vyksta tada, kai žmogus įtiki ir gauna supratimą ir gauna šventosios dvasios dovaną iš Dievo. Įvyksta tas dalinis širdies perkeitimas, o paskui darbas su savimi vyksta visą krikščionišką gyvenimą. Ir jeigu tai pasižiūrėt tą nukryžiuotąjį šalia Jėzus ant kryžiaus, kuris vienas nepriėmė Kristaus, o kitas priėmė, tai tas, kuris priėmė, Kristus matė jo širdį ir sako, atmink mane, kai būsi savo tėvo karalystėje. Ir Kristus jam pažada, šitą sakau tau šiandien, tu būsi su manimi rojuje. Tai jam neliko jau nei galimybės pasikrikštyti, nei paskaityti raštą, bet įvyko tas širdyje lūžis ir supratimas. Ir tą supratimą davė, žinoma, Dievas kažkokiu būdu suminkštėjo. Sako, mes gavome tai, ko nusipelnėme, tas nukryžiavimas. O Kristus kabo nekaltai, tas supratimas atėjo. Nikodemas, kai atėjo pas Kristų, taip pat visiškai sako, mes žinome, kad tu atėjęs nuo Dievo. Reiškia, jie tenai toj taryboj 700 žmonės, tie, kurie labai gerai žinojo raštą, kurie atmintinai žinojo raštą. Jie tarpusavį kalbėdavosi ir sako, mes žinome, kad tu nuo Dievo atėjai. Ir jis klausė, jisai, reiškia, buvo autoritetas, jisai mokėjo atmintinai raštą. Ir jisai klausė Kristus, jis sako, Kristus, jeigu negimsite iš naujo, negalėsite įeiti į Dievo karalystę. Tai atgimimas iš naujo yra užgimimas tos naujos prigimties Kristaus. Kaip Paulius sako kitam savo laiške, kad mano senasis iškeltas adomiškas kūnas, jisai nyksta
bet vidinis tas atgimęs, jisai auga ir auga malonėje Dievo žodyje. Tai vat mums reikia augti Dievo žodyje, Dievo malonėje. Mes turime vidinį augti. Ir tas augimas būna tada, kai mes skaitome raštą, mes kai bendraujame tarpusavį. Dievas taip gražiai kalba per Senąjį testamentą. Tas, kas vyko su Izraeliu, praktiškai mums vyksta mes kaip su krikščionimis. Tas, kas vyko su visa tauta kaip Izraeliu, tai vyksta su kiekvieno asmeniškai gyvenime. Kaip Dievas išvedė Izraelis, reiškia, iš Egipto, taip jisai mus išveda iš nuodėmės vergijos. Taip kaip liepė jam patekti durų staktas krauju, taip mes išpažįstame Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, reiškia jo kraują išpažįstame, priimame atminimo vakarienę, valgome jo kūną ir kraują net. Ir taip mes irgi išpažįstame. Ir kitoje vietoje pats Kristus sako, kas tiki sūnų, tas turi amžiną gyvenimą. O kas netiki sūnumi, tas gyvenimo nematys, virš to kybo Dievo rūstybė. Virš to kybo Dievo rūstybė. Dievas dabar sulaiko ant pasaulio savo rūstybę. Ir vyksta toliau malonės laikas, žmonės įtiki, yra bažnyčia, surinkimas jo yra įpareigotas skelbti Evangeliją. Kaip mes žinome, Mato Evangelijai pačiam gale sako, tad eikite ir padarykite mano mokytiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios ir mokydami laikytis visko, ką aš esu jūs išmokęs. Ir štai aš esu su jumis iki svetimuose pasaulio pabaigos, kitose amžiaus pabaigos. Kristus pažada būti su savo bažnyčia iki pat galo, per savo šventą dvasią. Ir bažnyčios paskirtis yra skelbti Evangeliją. Ta prasme, mes atėjome į surinkimą, ten sužinome apie Kristų, mums skelbė Evangeliją, kai buvom dar, ką tik įtikėję, mes gilinomės į Dievo žodį, skaitėme namuose, rinkome tą maną kasdien, kiekvieną rytą, valgome tą maną ir vakare valgome. Taip kaip izraelitai valgė dykumoje maną, taip čia yra mūsų dvasinė duona, mūsų dvasinė mana. Ir sako, jeigu kas paskutinę tą dieną, šeštadienį, šabas būdavo, neprisirinks šeštą dieną, 7 dieną duos tai kiti, kas turi ką prisirinkęs, nes nesugesdavo tą 7 dieną. Tai mes irgi, kai atsinešam kažkas, surinkę per savaitę kažko mes dalinamės Dievo žodžiu, taip pat bendraudami tarpusavį. Sako, jūs bendrausite tarpusavį ir jo sūnaus kraujas jūs apvalo. Sako, kalbėkite tai, kas jūs, kas ugdo psalmėmis, himnais. Ir dar kas labai svarbu, kad Kristus sako, nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Mes kūniškai daug ką galim daryti. Aš labai savęs dažnai klausiu ir kartais man ateina kažkoks noras daryti, bet aš galvoju, ar tai iš manęs, ar tai iš Dievo, o gal iš pikto, gal kai pakišo, ne? Ir analizuoju, ir kartais, pavyzdžiui, turiu savisaugą, jeigu žmona kažką sako, aš neskubu niekad. Pagalvoju, ar tai negali piktasis tam suveikti ir panašiai. Tapsa, nors, sako, vienas pastorius iš Amerikos sakydavo, kad per žmoną kalba Dievas, o taip pat per vyrą žmonai kalba Dievas, ne? Ir Liuteris sako, santuoka yra geriausia charakterio mokykla, ten vienas kitą ugdo. Tai geležis į geležį, ne? Gerai, kad tas ugdymas, kaip sakyti, jisai yra krikščioniškoje dvasioje ir nėra peržengiama riba, bet aš kaip žiūriu, žinau dabar statistiką visiškai naują girdėjau, žinau, kad daug metų buvo 50% skyrybų Lietuvoje, dabar aš girdėjau, kad 60%. Ir aš esu, tokioj grupėje Facebook'e, psichologija ten ir toliau, tai ten labai dažnai vyras rašo, pavyzdžiui, ten mano žmona ten, arba ten taip ir sako, kaip čia bus dabar, ir ten susiradom meilužį ir kaip panašiai. Tai aš galvojau, ačiū Dievui, kad mes esam, kad Evangeliją žinom ir kitaip. Ir tai yra tas supratimas duodamas, visiškai kitas ir supratimas, kas yra nuodėmė. Ir mes žinome, kad pradžioje, kai tikėjome tą nuodėmėjimą, pavyzdžiui, galbūt atrodė tuo metu nedidelė, bet dabar, kai tu jau daug metų esi pažinęs Viešpatį ir tiesą,
Tai kiekviena maža nuodėmė mes žinome, kad yra didelė Dievo akyse, bet dar didesnė yra Dievo malonė, Kristaus malonė. Ir, čia matau, yra skaidrio aparatas, aš galvoju, kažkaip nebus, noriu parodyti, yra toks gražus piešinukas, kai žmogus, reiškia, prie jūros susisukęs jūrą nugarą, bet jisai bando atsistoti, bet tokia didžiulė banga krenta ant jo ir praštam, tai yra Dievo malonė, ta prasme. Kartais mums atrodo, kad malonė yra maža, bet Dievo malonė yra tokia didelė, jinai tave pilnai, kaip sakyt, paskandina ir tada, kai mes įtikime ir kaip gauname, reiškia, jo vardu atleidimą nuodėmių, mes daugelis verkėme iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, aš kai skaitydavau Evangelijos vietą, kai nusidėjėlė, reiškia, žinodama, kad jinai yra, su akmenelė, svetimaudavo ir jinai verkė ir savo ašaromis, reiškia, savo plaukai išlostė Kristaus kojas, tiesiog plovė savo ašaromis. Ir tada Kristus paklausė Petro, matai, Petrai, sako, aš buvau pas tave namuose, tu man nedavai vandens atsigerti, o sako, jinai plauna savo ašaromis man kojas ir valo savo plaukais. Ir sako pavyzdį, kam daug atleista, tas daug myli, kam mažai atleista. Tai tas supratimas, kad daug atleista, jis auga ir tu žinai, jeigu tu jau 20-30 metų esi įtikėjęs ir tu žinai, kiek per tą laiką esi prisidirbęs prieš Dievą, kiek tu žinai, vis tiek tu pakartoji sąmoningai, nesąmoningai nuodėmes. Dovydas psalmėse sako, viešpatie, apsaugok mane nuodėmių ir nuo man nežinomų nuodėmių apsaugok, aš gal nepažodžiu, kad pasakiau. Reiškia, mes labai dažnai net nežinome, nesuvokiame, kad tuo metu mes padarėme nuodėmę, pavyzdžiui, vairuodami. Yra statistika, reiškia, psichologų atlikta, kad stresinėse situacijose vairuotojai labai dažnai nusikeikia. Ta prasme, nežinau, kaip esu pastebėjęs savęs, aš kai važinėjau vienu metu į Vilnių, dirbau 1,5 metų ir būdavo skubėdavau darbą. Ir aš supykdavau, kai man kažkas užkiša panašiai. Ir ta prasme, ir galvodavau, Dieve, prašau, išimk iš manęs tuos negerus žodžius, bet kažkaip, iš kažkur, reiškia, dar nedadirbti. Aš prašau Dievo, kad dirbtų, reiškia, ištrintų tos dalykus iš manęs, nes aš savo jėgomis negaliu to padaryti. Ir taip pat kaip Islandijai aš dirbu naktį, ten stopi Lenkų, Grasienų. Ir yra, toks fizinis darbas, ten yra amerikietiško kapitalo gamykla didelė, ten dirba iš viso pasaulio žmonės. Iš Lenkijos, iš Rumunijos, Brazilijos, Slovakijos, lietuvių labai nedaug yra, bet yra 13 ar 15. Lenkų daugiausiai, Islandai. Tai ką norėjau pasakyti, kad yra tas geras laikas, kad tu naktį dirbi, nėra to bendravimo, tiesiog toks truputį fizinis darbas man paruošti tokius kranus, kad mechanikai galėtų paskui pataisyti, reiškia, nusipiliuoti tokias dulkes. Ir kas labai gerai, aš įsivaizduoju ausinę, kitas ausinės nuo garso užsidėti ir aš klausau pamokslus. Tai viešpas davė taip, matyti tokį laiką, nes aš buvau biškai suklupęs, nesuklupęs, ta prasme, man palūžęs buvau savotiškai dvasiškai, nes gal ne tik, kad palūžęs, bet buvo labai išbandymai vienoj bendruomeniai. Ten buvo, reiškia, atrasta pas vieną tokį vadinamą, išrinktą vyresnį nuodėmė ir buvo kalbėta su juo, jis nepripažino, o ta nuodėmė tokia, iš biblinės pusės yra pakankamai didelė. Ir suskilo, bažnyčioje yra, gal didžioji dalis, reiškia, palaikė tą žmogų, nors ten buvo akivaizdu, ta prasme, tai yra. Ir jis atsisakė atgailauti ir taip toliau, bet paskui, kai jau, reiškia, jis nepriėmė to, paskui prie 2-3 liudinių nepriėmė, tai buvo ten, paviešinti amerikiečiam ir taip toliau, tai tada jis pripažino, aišku, ten dirbo su jo konsultantai, bibliniai ir pamokslininkai, bet esmė tokia, kad gaila labai, kai žmonės to daug metų yra tikėjime, pažinime ir yra nesupratimas, aš jau nekalbu, kai tau brolis sesuo sako, kad tu darai nuodėmę, tai žinok, jisai ne veltui tau sako, reiškia, yra kažkas ir dar parodo, jeigu pagal raštą, ar ne, tai žinok, jisai labai myli Kristų ir jisai nori tau padėti, kad tave atstatytų, pastatytų, pakeltų. Nes kiekvieno suklupimo tikinčiojo, reiškia, yra atstatymas, atstatyti kaip buvo, teisingą kelią atstatyti.
tas labai svarbu. Atstatymas turi vykti ir pagal žodį. Nes kai žmogus paklysta, vis paklysta, tai labai dažnai nebesugeba grįžti pas ganytojai, prie bendruomenės. Tai, kaip mes žinome, tas pavyzdys, kad šiuo atveju pastorius, ganytojas, piemuo eina ieškotos avelės. Ir labai dažnai jinai būna, jeigu ilgai jos nerado, tai jinai apaugusi. Jinai, ta prasme, yra labai, dėl ko Jėzus paėmė turbūt, tai yra Dievas Tėvas, padarė tos pavyzdžius, bet grinai yra vis sukurta tam ir ožys, kaip nepaklusnumo simbolis, tai rodo charakterį visur. Mes žinome, kad avis yra tos atsisvylės, kurios nueina, jos pakliūna į vulkaninas trosmės. Dažnai šėtonas, norėdamas sudraskyti kažkokį tai žmogų, jisai atakuoja, per nuodėmę ypatingai atakuoja per pastorius, atakuoja per smulkės nuodėmes, ieško tiesiog per vaikus labai sužeidžia, per vaikus, atakuoja. Tas sužeidimai būtų, kad, nevyktų Kristaus darbas. Ir labai dėl to mums svarbu būti įsiskiepijus Kristus, arba nuo manęs įsiskiepijus nieko negalite nuveikti. Taigi, visąlaik Dievo žodį, visąlaik jo dvasioje. Ir kai aš klausau, pavyzdžiui, naktį tos pamokslus, tai maždaug 4-5 per naktį klausau, kartais iš naujo klausau, labai daug klausau, tikrai anksčiau neklausau, ten Dereko Princo, ten kitų žymių ministrų, aišku, Makarturas, Provicevas, ten tokie pagrindiniai. Labai atsiveria daug kas ir supranti pats, ką blogai darai, ir tada prašai Dievo, kad Dieve man duok atgailą už tuos dalykus ir taip toliau. Ir nes tu suvoki, bet dar, kaip sakyt, tu suvoki, bet ten dar galbūt yra kažkoks užkietėjimas, dėl to tu prašai Viešpatie suminkštink man širdį, duok atgailos dvasią. Ir Dievas man davė ir atgailos dvasią, ir aš skambinau žmonai. Ir tas lietuviškas žodis, kad blioviau, verkiau, tai gal nelabai tinka, rusiškas yra labai gražus žodis rydal. Rydal, reiškia, aš paėskanu tiesiog rydal. Raudojau. Būna pavadėjo raudeliūnas, šaknis raudojau tiesiog. Tai, bet buvo tai nuoširdu, bet tai darydamas, ar verdamas, apgailėdamas nuodėmę, kažkur gilumoje širdį yra džiaugsmo ugnelė. Ir apaštalas Paulius labai gražiai sako, yra dvi liūdesio formos, Korintiečių laiške. Sako, yra liūdesys pagal pasaulio vertybės ir valią ir pagal Dievo valią. Ir jeigu tu pagal Dievo valią atgailauji ar liūdi, tai ta atgaila duos vaisių vėliau. Neš dvasinius vaisius. Ir tai duos ir garbę Dievui, ir vyks Dievo darbas. Ir reikia dar atsiminti dalyką, kad kiekviena bažnyčia, kiekvienam surinkime, aš sakau, bažnyčia turbūt yra iš lenkų kalbos žodis božnica, o surinkimas, jeigu taip pažodžiu iš graikų eklezija, nes mes surinkti iš pasaulio, atvesti Kristaus į bendruomenę, tai duoda kiekvienam šventosios dvasios dovaną. Kad su ta šventosios dvasios dovana tu tarnautum bažnyčiai, surinkime ir augintum. Ir mes esam Kristaus nuotaka, taip įvardina raštas, sužadėtinė. Sužadėtinė, mes žinome, kaip ruošiasi vestuvėm, jinai renkasi suknelę, kaip pavyzdys, ar ne, jeigu žiūrim kūniškai, renkasi suknelę, arba užsideda suknelę, jinai žiūri, kad ar visur švaru, ar išlyginta. Taip ir yra kitoje vietoje parašyta. Bet sako, jūs būtumėt be raukšlės ir dėmės. Aš dabar nepasakysiu tos vietos, aš dažnai atsimenu eilutes, bet nesimenu vietų. Bet kartais pacituot galiu. Tai be raukšlės ir dėmės. Tai va, bažnyčios šventėjimas. Šventas iš graikų kalbos hagijos, atskirtas, pašvestas kažkam. Tai apaštalas Paulius sako, Dievo valia jūsų šventėjimas, augimas Kristuje. Tai ir mums duodamos šventosios dvasios dovanos, kad mes augtume, kad mes šventėtume ir vis balintumės. Nes mes žinome, kad bus ne važiuvių banketas, bet Dievo banketas danguje. Čia yra, aišku, simbolis važiuvių banketo, kai būna žemėje, ne? Ten kviečia visus, bet ten, sako, reikia su baltų rūbų apsirengus. Baltų. Kristus mus atpirko, jisai davė tą nuskaistimo rūbą. Mes atgailavome savo nuodėmes, bet mes jį sutepame.
Ir mes prisiminkime apaštalą Petrą, kai jisai norėjo, tarsi Kristus jį ragino Getsemanės sode melstis, jis buvo taip pavargęs, dvasia ryžtinga, kūnas silpnas, jis dvasiškai turbūt blogai norėjo melstis, bet negalėjo, valios neužteko. Ir aš beveik įsitikinęs, kad jeigu jis būtų įėjęs melstis, jis būtų neėmęs to kardo, aš tai manau, kad jis tikrai tamsoj nejausų taikė, jis taikė į galvą, aš taip manau, nežinau. Man taip atrodo, kaip tu tamsoj pataikys jausi. Netyčia pasisuko ir pasisekė tam žmogui. Gerai, kad dosis daugiau. Jis būtų smogęs turbūt čia greičiausiai. Bet jeigu jis būtų meldęsis, aš manau, kad jis būtų susivaldęs to nuodėmėjai, jis būtų supratęs, ką jis daro, nes jį užvaldė pyktis. Užvaldė, reiškia, ta adomiškas, kūniškas veiksmas. Aišku, jisai kaip ir geras, ir gynybinis, gina savo, reiškia, pastorių, piemenį, savo, kaip sakyt, vadą. Bet Kristus jį sudraudžia, sako, kas grėbėsi kardą nuo kardo ir žus, išgydo tą ausį. Tai, ką noriu pasakyti, kad va tas mūsų meldimasis, bendravimas su Dievu ir įėjimas į artumą Dievo, jisai mums duoda supratimą, kur mes, atveria kitaip dvasinės akis labiau, kur mes, kad nesuklystume ir panašiai. Jeigu šventoji dvasia tave ragina eiti melstis, tai paklausyk šventosios dvasios visą laiką. Ir kartais mus paragina melstis ir mes apie kažkokį žmogų pagalvojam. Ir gali būti, kad jis yra bėdoj, nes labai yra daug pavyzdžių, kad šventoji dvasia ragindavo už tą ir kitą žmogų melstis. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Ir vienas buvo pavyzdys, aš jeigu taip pažodžiui atsiminsiu, vienas buvo misionierius, kuris ėjo skelbė, iš kaimo į kaimą eidavo ir, reiškia, jisai miške sustojo, kadangi jis nedėjo dar to kito kaimo, jisai sukūrė laužą, ten užmigo, o ten kažkokie nužiūrėjo plėšikai ir jie ten, nežinau, ar 4 ar 5 atėjo, kad reiškia jie apiplėšti. O tuo metu Amerikoje, ir tarp kitko čia nėra visiškai tokie seni įvykiai, ten nežinau, gal 30 metų senumo, o Amerikoje atsibudo žmogus, reiškia, jisai paraginimą gavo, prisiminė tą, reiškia, savo draugą, kuris yra misijoj, paraginimą gavo melstis už jį. Jisai dar paskambino kitiems žmonėms, sako, paskambino vienam, sako, paskambino kitiems. Ir tuo metu, jeigu neklystu, meldėsi 25-24 žmonės už jį. Ir paskui, reiškia, buvo taip, kad, ten kažkaip įvyko kalba, reiškia, tie, kurie norėjo užpulti tą žmogų, ten kažkaip įsikalbėjo, paskui, reiškia, jie suėjo, sako, mes matėme, kad tu ten buvai su 20, ten rinkos, sako, ten buvo 24 žmonės, tave saugojo, reiškia, kareiviai. Nors ten realiai tik tai jisai vienas buvo, bet Dievas pasiuntė savo angelus. Ir tie užpuolikai jo netėmė jam gyvybės ir, reiškia, jie įsigando ten tų stovinčių vyrų. Tai va, Dievas padaro tokius stebuklus, apsaugo taip žmonės. Tai va, dabar apie tą šventėjimą dar truputį vienas toks pavyzdys, kadangi aš labai daug, turbūt, kaip sako, vienas pastorius sako, aš pamokslavau, sako, iš visos Biblijos. Tai visą Bibliją perėjau, tai panašiai šiandien taip gaunasi. Nereikės mums kaip. Tai noriu pasakyti, kad vienas pastorius Rusijoje vienai seseriai sako, sesuo, sako, tu tikrai, nuostabių gražimo esi, bet sako, tavo sijonas per trumpas, kaip jis įtų, sako, keliukai matosi, sako, būk gera, nors per tų pirštus pailgink tą sijoną. Tai tas sesuo sako, pastoriau, sako, geriau tu nukirsk tuos pirštus man. Nukirk tuos pirštus, nenukirk sijoną, reiškia, neprailgink sijoną, bet tai va, aš noriu pasakyti, kad kartais mūsų vertybės yra jos labai įsiaugusios ir ne tik pas moteris, bet ir pas vyrus taip pat. Ir kaip minėjau, Liuteris, kaip sakė, kad santuoka geriausia charakterio mokykla, iš tikrųjų taip ir yra. Aš neįsivaizduoju galbūt savęs, jeigu būčiau buvęs nesantuoka, aš galvočiau, sako, senmergė arba senmergė, kurie susituokė, tai jų charakteriai būna jau labai tokie, reiškia, paskui jau sunku įkeisti, bet jeigu jaunystėje susituokė, tai yra tikimybė, kad tu ištobulinsi vienas kitą, jeigu, reiškia, yra ir su Dievo žodžiu, ne? Nes tuo pačiu ir stiprybė santuokoje, sako, trilinką virvę sunku nutraukti, bet ir
tai, kad yra vis dėlto, kitaip tariant, kai mes vairuojam automobilį ir kai žiūrime veidrodėlį, galinį, ir mus lenkia mašina, yra aklasis taškas, kas yra vairuotojai žinoma. Mes vienu metu nematom mašinos, ir aš dažnai, aš amerikietiškai važinėjau 4 metai ar 5, ir ten pas čia labai didelis yra aklasis taškas. Aš ne vieną kartą jau norėjau sukti ir jau vieną kartą sukau, man pakrypsino. Ir aš dažniausiai ne tik per veidrodėlį, bet taip pasukau galvą, nes ten turi tokį ilgą tašką, tą akląjį. Tai mes gyvenime irgi turim tą savo akląjį tašką, kai mes nematom kažko savyje, savo charakteryje. Ir mums artimieji, šiuo atveju žmona nesako kažką, tai vyras žmonės sako, jeigu tai yra su meilės, gražiai sakoma, tai reikia įsiklausyti iš tikrųjų, nes, tas žmogus jisai nori tau padėti, statydinti tave padėti, kaip sakyti, keist gerąją prasme. Ir Kristus mums sako Biblijoje ir Naujajame Testamente daug dalykų, kur mes skaitome ir kas kart mums naujai skamba ta eilutė. Ir galvojame, mes jau skaitėm ir dabar vadinai man dar kitaip į širdį, kaip sakyt, sėkla sėjasi. Tai tas aklasis taškas, tai yra tas išbalinimas savo rūbų. Kad rūbas, tas nuotakos rūbas, tas baltas rūbas būtų be dėmės ir be raukšlės. Tai yra augimas Kristuje, malonėje. Ir žinoma, viskas yra Dievo malonė. Visos, kaip sakyti, visos mūsų nuodėmės atleistos jame. Jisai padarė visą darbą, Dievo visą garbė. Nes jeigu mes sakysime, kad čia aš taip patobulėjau Dievę savo pastangom, tai čia netiesa būtų. Nes šventoji dvasia mus taip pat ragina, šventoji dvasia įkvepia kažkokį brolį seserį man kažką pasakyti. Galbūt man kažką lieka pasakyti kažkam. Kartais mes nenorim sakyti. Pavyzdžiui, kažką būna raginimas, o mes, galvom, gal tas žmogus ten ir panašiai. Bet visą laiką reikia paklausyti šventosios dvasios, jeigu yra raginimas. Nes dažnai būna raginimas ir jis pastovi kartais mums. Dievas kalba per šventą dvasią. Ir jeigu mes vis estumėm, tai nėra gerai, tai yra paklusnumas. Mes žinome, kad Senajame Testamente panašiai būdavo, sako, jeigu šiandien išgirdai, išgirstę Dievo balsą, neužkietinkit savo širdžių. Tai tas raginimas ne tik, kad įtikėti, ateiti prie Kristaus, bet jis gali būti raginimas kažkoks, ar ne? Kažkokiam darbui Kristaus. Šiandien aš norėjau, aišku, kalbėti daugiau galbūt apie Izraelį ir apie paskutinius laikus, bet noriu pasakyti, kad kadangi Izraelis, judėjai nepriėmė viešpaties Jėzaus Kristaus kaip savo gelbėtojo ir atpirkėjo. Ir žinoma, tai tuo metu, kai Kristus mirė, maždaug po 400 metų, 700 metais įvyko Jeruzalės visas sugrėvimas, kaip Kristus pranašavo, neliks akmens ant akmens. Tai buvo bausmė už atmetimą Kristaus. Ir, šiaip gal tų teologų kitų neteko girdėti, bet aš įsitikinęs, kad holokaustas buvo antroji bausmė. Tai atleidžia man, jeigu, kaip sakyti, žydai žiūrės šį pamokslą internete su visa pagarba, bet Dievas daleidžia įvykius ir jis norėtų, jis galėtų sustabdyti tos įvykius. Bet mes žinome, kad yra Patarlių knygoje Saliamonas užrašė, karaliaus širdis viešpaties rankoje sraunios vandens srovės, jis pakreipia jas kur nori. Lygiai kaip dabar Trumpo žingsnius Dievas kontroliuoja. Tiesiog Dievas viską kontroliuoja. Kartais atrodo, kad Dievas kažko nekontroliuoja, bet Kristus sako, jisai žino, kiek pas manęs plaukų ant galvos. Pavyzdžiui, aš dabar paimčiau, taip nupiešiau, gal ten koks plaukas iškristų, aš skaičiaus nežinau, o Dievas žino. Tai aš noriu pasakyti, kad jisai žino smulkiausius dalykus. Ir jeigu mums atrodo, kad dabar pasaulis be kontrolės, tai taip nėra. Tai yra Dievo kontrolė, bet jisai dar leidžia ir piktąją veikti, ir žmogaus valiai veikti. Ir mes žinome, kad žydai nori atstatyti trečią šventyklą, nes jie Kristaus nepriėmė tuo metu. Ir jiems atrodo, kad jeigu jie atstatys šventyklą, tada Mesijas ateis ir ten atsisės. Bet mes žinome pagal pranašystę, kad ten atsisės Antikristas. Ir jie pradės jį garbinti, žodžiu, kaip Mesiją. Ir bus nepuolimo sutartis sudaryta ir po 3,5 metų tas Antikristas sulaužys tą nepuolimo sutartį. Aš beveik, manau, čia mano asmeninė nuomonė, bet tam, kad pastatytų jie šventyklą, čia
daug kas to žino, aišku, bet reikia griauti Al-Jaksos tą mečetę. Ir ką tai išauks arabiškų, musulmoniškų, reiškia, tautų dar tokia, prieš, neapykantos tą, sakykime, reakciją, bet mes žinome, kad jau daug metų, kadangi Amerika gina Izraelį ir ten žinome, kad kai kurie įtakingi žydai turi labai įtaką Amerikos vyriausybei. Mums dar 92 dėstytojas, kuris buvo Amerikoje 3 metus, 3 mėnesius, mums pasakojo grįžęs, kad yra, sako, raudonėji žydai ir mėlynieji, taip pavadino, kad vieni įtaką turi labai Tarybų sąjungai dar tuo metu, tuo metu dar buvo, kad, kaip sakyti, 92 mes savo užėjo, bet pas juos ten dar buvo, kaip sakyti, ta sistema. Ir mėlynieji vadinami Amerikai. Tai ir daugelis iš tų žydų, kurie vat ir tas pats Leitmanas, sako, mes užsakome dalykus, mes užsakome kažką. Bet aš įsitikinęs, kad jų tikslas yra sunaikinti kuo daugiau arabiškų šalių aplinkui, tam, kad jie negalėtų bombarduoti Izraelio. Tai va dabar buvo, kažkada Irakas, paskui Sirija, dabar, reiškia, Iranas. Ir jų tikslas, kad, reiškia, nebūtų tų šalių, kurios galėtų joms paskui keršyti už tą nugriautą. Jis beveik kad yra susijęs su tais religiniais dalykais, su ta šventykla. Ir jeigu, aš nežinau, ar žinote, bet yra planas pilnai, kada bus atstatyta ta šventykla. Bet per kiek laiko, per 9 mėnesius yra, ir visos medžiagos supirktos jau senai. Visos medžiagos yra netgi surašyti detaliai, kaip vyks darbai. Darbai vyks ten, reiškia, dieną ir naktį, kad per 9 mėnesius suspėtų atstatyti. Tai toks, reiškia, yra toks, reiškia, šventyklos institutas net įkurtas. Ir, tie įvykiai, mes gyvename paskutiniais laikais. Ir yra, reiškia, teologų daugeliu paminėta, kad, reiškia, mes, ir paskui žemė bus 7 metų išbandymo laikotarpis, toks, didysis suspaudimas, kai žydai bus labai persekiojami ir panašiai. Ir tada žydai po 3,5 metų, reiškia, tikras atsilaužys tą nepuolimo sutartį. Tai žydai pradės šauktis to tikrojo Mesijo, Kristaus, viešpaties Jėzus Kristus. Ir tada daugelis žydai tikės. Ir tada yra pranašystėje parašyta, kad Kristus nusileis su savo angelais ir įvyks tas Armagedonas, didysis mūšis, kur bus sumuštos visos tos pasaulio armijos, kurios išėjo prieš Izraelį, išėjo tą mūšį, didįjį slėnį. Aš 19 metais buvau Izraelyje, tai visiškai neplanuotai ir mums rodė tą slėnį, tikrai didelis slėnis, ten labai daug tiltų armijų, skaičių žmonių. Bet ką noriu pasakyti, kad yra pažadas Kristus, kad bažnyčia bus paimta ir mes nepamatysim tų dalykų. Tie, kurie yra viešpatyje Jėzuje Kristuje ir turi, kaip sakyti, išgelbėjimą jo vardu, priėmė jį savo gyvenimą, pašventė savo gyvenimą, tie surinkimas bus paimtas, taip yra pažadėta. Aišku, kai kurie teologai ginčinasi, ar tai bus iki didžiojo suspaudimo, ar vidury suspaudimo, ar po. Tai yra ten tos 3 nuomonės, bet daugelis tokių žymesnių teologų vardina, kad tai bus prieš. Ar prieš tą suspaudimą, ar vidury, ar po. Tai kaip kažkada Kalvinas pasakė, jisai visą laiką kažko užsiimdavo, Jonas Kalvinas, žymus reformatorius Šveicarijos. Jisai visą laiką užimdavo save, reiškia, skaitydavo arba dirbdavo, nes jis našlaičius ten globojo, prižiūrėjo, jo žmona buvo mirusi. Tai ir jo klausė, tu visą laiką, taip žinai, iš savęs reikalauji daug. Aš sako, tai darau, kad aš nenoriu, kad kai Kristus sugrįš, mane Kristus rastų nieko neveikiantį. Ir žinome, kad Jėzus sako savo palyginime, kad sako, palaimintas tas tarnas, kurį šeimininkas ras dirbantį, veikiantį, reiškia, darbo lauke. Tai sako, jis gaus, reiškia, palaiminimai savo viešpaties. Tai iš tikrųjų apaštalas Paulius sako, dienos yra piktos ir sako, žiūrėkite, kaip jūs leidžiate laiką. Ir kitoje vietoje Dovydas psalmėse sako, viešpatie palaimink mus skaičiuoti savo gyvenimo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Iš tikrųjų, pasaulyje darosi pikti dalykai, vyksta pikti dalykai, bet kaip aš gyvenu, kaip aš išnaudoju laiką, kaip aš dirbu su savim, ar skaitau, ar evangelizuoju, o gal aš evangelizuoju, reiškia, internete. Iš tikrųjų, aš asmeniškai stengiuosi daug metų kiek įmanoma paaiškinti žodį, arba kažkas jeigu klausia, Facebook'o ar panašiai grupėse,
kartais aš jaučiu, kad ir pasaulis mane pagauna taip pat, bet esmė, kad tu būtum viešpaties valioje, tu būtum atliktum, kaip sakyta, misionieriaus darbą. Ir apaštalas Paulius sako, Dievo vardu reiškia, jūs esate jo pasiuntiniai, jūs esate jo ambasadoriai. O žinote, kokias teisės turi ambasadorius? Jis atstovauja to šalies, jeigu žemėje yra ambasadoris, jis tas pats kaip to šalies prezidentas yra. Jeigu smogia ambasadoriai, reiškia, kažkas ten nušovė, tai tas pats kaip to šalies prezidentą nušautų. Reiškia, ir yra daug vietų, reiškia, pažadų, kai Kristus, Dievas sako, kad jūs esate kaip akies vyzdys, kaip Dievo akies vyzdys, ta prasme. Aišku, jis daleidžia išbandymus, daleidžia, kad krikščionė žūtų ir panašiai, bet tai yra tas garbinga mirtis, jeigu taip išsireiškus. Ir dažnai pagalvoju, pavyzdžiui, aš važiuočiau į misijas ir jau mane norėtų, tarkim, nukirsti man galvą, aš melčiaus Dievo, kad aš atlaikyčiau, kad aš neįsigąsčiau, kad nepabėgčiau, bet ta prasme tai yra garbinga mirtis, mirti už savo šeimininką, už Kristų. Už Dievą, už tą, kuris mirė už tave ant kryžiaus. Jis pirmas už tave mirė. Ir sako, aš gyvybę gaudau už jumis. Ir jūs vienas kitą mylėkite. Taip aš jūs mylėjau. Ta prasme, tai yra Kristaus įkvepiantis žodžiai ir pavyzdys. Ir aš grįžtu prie tos eilutės, kad Dievas tėvas sako Kristui. Įsakymas yra amžinasis gyvenimas. Tai vat, Dievas nori duoti tą amžiną gyvenimą daugeliui, bet mes žinome, kad ir mes Evangeliją daugam skelbėme, ir aš darbę, pavyzdžiui, tenai, kur dabar dirbu Islandijoje, skelbiau, bet žmonės turi savo įsitikinimus. Ir vienas tai iš viso sako, kad Dievo nėra ir laisvės. Ir mes daug kartų ginčinamės ir nežinau, tai sakau, tai tu visiškai ateistas, tai reiškia, po mirties nieko nebus, tamsa. Sakau, taip, viskas išnyksiu kaip rūkas ir viskas. Mes ten valandomis kalbėdavomės kartais, būdavo, kad neatvažiuoja ten, ką mums reikia ten darbuotis, tai turim laukti, tai va to dar laiko būdavo. Ir man kartais nesuprantama, galvo, kaip nesuvokti, bet aš prisimenu paskui eilutę, kuri Paulius rašo savo laiške, kad visas pasaulis yra apakintas šėtono. Ir ypatingai dabar tas laikas, kai yra tas apakinimas stiprus. Ir yra, pavyzdžiui, net Anglijoje, jeigu ten skelbsi gatvėje Evangeliją, tai tave greičiausiai bauduos, arba net uždarys laikinai areštinę, kol ten, kol praeis noras skelbti Evangeliją. Taip, tiesiog yra ataka. Tu išpažeidi tų žmonių teisės, nes tu reiškia tarsi jų erdvę įsibrauni ir panašiai, nors, kaip mes žinome, rašte parašyta, skelbk laiku nelaiku. Arba Kristus sako, tai, ką jums kalbėjau, kalbėkite nuo stogų, reiškia garsiai. Ir toks žymus buvo evangelistas Veslis, kuris eidavo į turgus prieš 120 metų. Jis skelbdavo ant bačkos atsistojęs prekeiviams ir turgaus pirkėjams, tai į jį prekeiviai mėtydavo nudvėsusias katės ir dar perplėždavo, mesdavo, reiškia, kad su tom žarnomis kažkaip žiauriai skamba, bet tai buvo. O jisai dar garsiau, tai skelbė, nes balsą neturėjo stiprų, tai jisai po kiekvieno miestelio gyvenvietės ėjo ir va taip skelbė Evangeliją. O mes dabar turim tokią galimybę skelbti Facebook'e, skelbti socialiniuose tinkluose. Aš jau nekalbu apie tuos savo kartais, aišku, reikia žiūrėti, ar yra tikimybė, kad žmogus priims, ar išmintingai reiškia paduoti tą ir pabarstyti taip kaip balandžiams, reiškia trupinius, kad jeigu tu mostelsi vienus kris, tai va, turi taip išmintingas būti tas pateikėjas tos Evangelijos. Bet mes esam tame raginime, kad mes keltume žodį. Tai va, ir aš noriu perskaityti dar ant galo, aš nežinau, aš jau nežiūrėjau laiko, kai aš pamsavau, aš turėjau ilgai, ne? Antras mokslas. Kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant? Kad aš kūnu ir siela, gyvendamas ir mirdamas, ne pats savo priklausau, bet esu savo ištikimojo išganytojo, Jėzaus Kristaus nuosavybė. Jis brangiu savo krauju už visas mano nuodėmes tobulai sumokėjo ir išvedavo mane iš visos velnio galybės. Jis taip mane saugo, kad be dangiškojo tėvo valios
man ne tik joks plaukas nuo galvos negali nukristi, bet netgi viskas mano palaimėj turi tarnauti. Todėl jis per savo šventąją dvasią laiduoja man amžiną gyvenimą ir įžiebia manyje nuoširdų norą bei užsidegimą nuolatos jam gyventi. Taigi šventoji dvasia yra mūsų tas vidinis motivatorius veikti. Jis, kaip prašom, jis duoda ir norą, ir duoda jėgą veikti, ir gali, įgalina mus, kitaip tariant. Duoda Dievas mintį kažkokią ir paskui duoda sumanumo ir išminties įgyvendinti tą mintį. Tai ir darykime viešpatie ir savo to pats linkiu. Amen.